Labą dieną. Esu Augustinas, esu Viselga, galbūt kažkam yra žinoma šita pavardė. Esu nuo Aleknonių kalniuko ir čia šiaip taip labai gudriai buvo parašyta ten tam aprašyme. Atrodo, kad aš labai ten daug apie tos verebėjus kalbėjau. Tai tiesą sakant, daugiausiai turbūt prisilietimas prie verebėjų buvo tame, kad kai šitą darbą rašiau, mes su Erika gyvenom ant kalniuko Aleknonyse, mes gyvenom tenais visus metus ir buvo toks labai įdomus metas. Ir galvojom, ką galima daryti su ta architektūra. Tai mano darbas šiek tiek kitoks negu Ievos. Čia nebus jokių labai kažkokių atsakymų ar kažkokių konkrečių nuorodų, ką čia su ta architektūra veikti. Čia buvo toks labiau tyriminis darbas ir tiesiog ir mano objektas, kurį aš po to tyrinėjau, buvo ne verebėjai visgi. Verebėjai buvo toksai vienas iš kaimų, bet galutinį projektą aš dariau apie Dainavos gyvenvietę. Tai keletą nuotraukų aš jums parodysiu. Tai labai yra įdomi architektūrinių požiūrių gyvenvietė, nors jinai irgi yra statyta iš esmės visa pastatyta sovietmečiu. Sovietinė Lietuvos kaimo visuomeninė architektūra. Tai tas mano darbas vadinosi dar ilgiau, bet aš jau čia taip tiesiog tą pirmą dalį palikau. Kas buvo labai įdomu ir dėl ko aš čia pradėjau visą šitą dalyką, atjungsiu nuotrauką. Čia kokie 70 metai, tai dalis jūsų gal irgi panašiai verebėjose sėdėjot, mokėtės ir džiaugiatės naujai užgimusią gyvenvietę. Tai žodžiu, dėl ko aš čia viską pradėjau? Tai pradėjau dėl to, kad visą laiką buvo labai įdomu kaimas. Kaimas visų pirma dėl to, kad apskritai turi labai didelį ryšį su šitu kaimu. Gal ne konkrečiai verebėjus, verebėjai toks didesnis centras su parduotuvė, bet su Aleknonim. Ir mes, kurį laiką labai daug skiriam, su Erika daug laiko skiriam važinėdami po kaimus. Mes visur išvažinėjom aplink Vilnių, žodžiu, visą centrinę Lietuvą, gal ten labai taip link jūros važiuojant buvo praleista ta dalis, bet mes taip važinėjom po kaimus ir tiesiog fiksavom dalykus ir ne tik, kaip aš sakau, sovietinė architektūra, bet buvo labai įdomių ir istorinių, ar tai ten būtų žydų palikimas, ar dar kažkas. Mes fiksavom viską, fotografavom. Bet kas įstrigo vis tiek, kad mūsų tas kaimas yra suformuotas sovietmečiu, nors tu ką. Ir gali kalbėti apie vienkiemius, apie įvairias medinės trobas, apie dar visokius dalykus, bet esminis dalykas, ką tu pamatai pravažiavęs per mūsų regionus, tai yra būtent tas palikimas, kuris yra palikimas sovietmečio. Tai tikrai jisai yra ne vienintelis, bet jis iš esmės yra formuojantis. Ir ta visuomeninė architektūra, kuri buvo pastatyta, jinai iš esmės pakeitė kaimą. Ir ne tik visuomeninė architektūra, visos melioracijos, visi iškelti vienkiemiai, visi perkelti gyventojai, visi dalykai, jie tą kaimą pakeitė ir tas kaimas, patinka mum ar nepatinka, dabar yra toksai. Ir jisai vis tiek tie pastatai stovi, mes neturim tiek resursų nei juos įveiklinti, mes neturim resursų visur išgriauti. Nes, galų gale griaunant šitus pastatus, tai mums reikėtų griauti turbūt, jeigu mes norim čia pasislėpti kažkaip nuo tos praeities, mums reikėtų griauti ir tos gyvenamosius namus, nes, mes turim alytnamius, visą kitą, visos gatvių struktūros ir verebėjose, didžioji dalis vis tiek yra suformuota sovietmečiu, yra seno kaimo dalis. Tai verebėjai buvo, beje, man atrodo, linijinis kaimas. Tiesa buvo kelios gatvės ir palei tas gatves buvo sodybos, o visa kita, visi šitie toliau suformuoti kvartalėliai, tai viskas yra sovietmečiu. Tai tas suformavimas jisai ir yra. Ir va šitas klausimas man buvo labai įdomus, kad mes turim labai daug infrastruktūros, mes turim labai daug pastatų, mes turim labai visko daug. Ir galbūt tai gali būti kažkokia tais medžiaga. Tai va. Ir aš čia dar bent kokius 3 kartus įkelsiu, man čia labai patinka, kiek mes turim daug architektūros verebėjose visuomeninės. Čia kai kur atsikartoja tie patys pastatai, bet į skirtingų kampų, bet
bet kokia atveju, nu, tai yra žiauri daug architektūros. Man buvo labai keista, pavyzdžiui, darželio pastato aš kurį laiką buvau iš vis nepastebėjęs. Jisai ten taip užaugęs ir atrodo visą laiką matai kultūros namus, matai... Čia buvo kolūkio tarybos pastatas turbūt, tiesa? Buitinis? Ai, o kur buvo, tai kolūkio tarybos? Va šitas va. Ai, va čia buvo turbūt, ne? Naujas, o tas senas. Tai senas buvo mokykla, ne? Ir antram aukšte buvo. Supratau, nu tai va, kontora buvo. Antram aukšte kultūros namai. Ir kultūros namai. Tada šita mokykla, kuri jau čia vėliau pastatyta. Kontora buvo šitą. Čia net parduotuvės dar nėra įkelta. Buvo valgykla. Ai, čia dar įkėliau šitą riečius. Nu, čia tokie kaip šalimais. Bet jeigu dar taip pargrįžtant, tai va, čia tokia asociacija. Tai mes turim labai daug tos infrastruktūros, tai čia atsikartoja, nes vizualiai jinai yra tokia atsikartojant. Ir turim variečių tą bažnytėlę mažą, kuri taip pravažiuojant pro tos kaimus, tai atrodo panaši proporcija, kad mes turim kažkokį labai reikšmingą, svarbų istorinį pastatą, bet viskas, kas aplipdyta aplinkui, tai būtent ta architektūra. Tai va. Ir čia parašiau šiek tiek kelis sakinius. Ir čia buvo toks mano mintimas, kad ta architektūra nebefunkcionuoja. Ir nepaslaptis, kad jinai nefunkcionuoja tai bendruomeniai, kuria jinai buvo kurta. Nes kaimai ir demografinė situacija ir daug įvairių dalykų nutikę, pasikeitė poreikiai. Tiesiog iš esmės visas pasikeitė, nes ta architektūra buvo kurta patenkinti tam tikrą visuomenės modelį. Su kolūkiu, su visais kitais dalykais. Ir to nėra. Tai akivaizdu, kad tai neveikia. Ir mes labai dažnai gal taip viešajam diskurse, ar tai būtų kažkur spaudoje ar kitur, tai labai dažnai toksai, kad tarsi globalėjanti visuomenė, mes čia visi pabėgam nuo tradicijų, pabėgam iš kaimų, visi traukiam į miestus, traukiam dar gal toliau į Europą ir visur kitur. Ir kad tai yra tarsi kažkokia grėsmė, kad mes čia globalėdami ir galėdami visur kitur išvykti, visur kitur pamatyti, persikelti ir taip toliau, mes tarsi užmirštam savo tą šaknis ir viską apleidžiam. Bet aš iškėliau tokią hipotezę, kad galbūt tai nėra grėsmė, o galbūt tai atvirkščiai. Visas tas mobilumas, ką aš vadinu mobilumą, tai aš čia vartoju šitą žodį ir reikėtų suprasti kaip tokį sociologinį dalyką, kad žmonės gali daug judėti visur ir tai iš esmės gali formuoti tam tikras bendruomenes. Tai va būtent, kad tas mobilumas, jisai dabar gali būti priežastis tą architektūrą pažiūrėti naujai. Aš nesakau, kad ją galbūt atgaivinti visą. Čia yra tokios utopijos turbūt, bet pažiūrėti naujai ir galbūt kažkokie variantai, kažkokie fenomenai, kažkas galbūt gali ir atgimti. Tai va, tai aš pagalvojau, kad būtent tas globalumas, jisai kaip tik dabar gali būti pliusas ir tai, kad, pavyzdžiui, mes su Erika galime gyventi Kaune ir gyventi Vilniui ir atvažiuoti į kaimą arba, pavyzdžiui, persikelti į kaimą, kai mes padarėm metam laiko gyventi ir toliau va čia atvažinėti ir taip toliau. Tai turbūt kitokiam sąlygom mes tai būtume ir negalėję daryti, bet kaip tik, kad mūsų dabartinis toksai statusas ir visuomenės tam tikri dalykai mums leidžia taip gyventi. Tai va. Ir aš iškėliau tavo mobilumo prielaidą ir iškėliau netradicinės kaimo bendruomenės. Tai aš pabandžiau paieškoti įvairių dalykų, kas visgi tos kaimus atgaivina. Iš ko tos naujos bendruomenės ir kaip jos kūrėsi ir kaip tas mobilumas, kad žmonės gali kuo toliau to laisviau judėti, kaip jie gali tos kaimus vienaip ar kitaip atgaivinti. Tai aš nerodysiu labai daug pavyzdžių, bet tiesiog vaikėliau vieną pavyzdį iš Italijos, dėl to, kad man jis dabar visai toks rezonuojantis, nes kaip tik toje vietoje ir buvau šiais metais. Tai Riesa, toksai, aš nežinau, kaip itališkai tarsi, gal visiškai kitaip, bet žodžiu, čia yra Kalabrijos regionas Italijoje ir tai vienas iš pavyzdžių, kaip susikuria naujos bendruomenės. Tai šitas regionas, čia galima lyginti turbūt su šita dalimi Lietuvos galbūt, kuri irgi iš esmės, mes čia neturim nei kažkokio labai turizmo, nei kažkokių dėlių išteklių. Čia pakankamai tai viskas yra paprasta, sakykime, tai
toks kurortinis visoks toks kraštas. Tai Italijos tie pietus irgi yra toksai ekonomiškai labiau pasitraukęs regionas, kuriame žmonės jau taip jau įprastai skurdžiau šiek tiek gyvena negu šiaurėje. Ir kitas dalykas, ten turi labai dar veikiančią mafiją, tai tenais viską taip. Bet kuo gražus šitas pavyzdys yra, kad šitas regionas yra garsus dėl pabėgėlių. Ir tie pabėgėliai, jie atkeliauja per Viduržemio jūrą ir jie įsilaipina tose krantuose ir ką išnaudoja keli kaimai toje vietoje, tos pabėgėlius pradėjo priimti. Ir jie išvystė solidarumo turizmą. Iš esmės, kad mes jūs priimam, jūs čia galite kurtis, jūs galite čia bandyti gyventi, galbūt daryti kažkokius verslus ir panašiai. Ir kas įvyko? Tai tie pabėgėliai atrestauravo beveik keletą ištisų kaimų, juose apsigyveno, pradėjo skleisti apie tai žinią ir tai pasidarė tarsi vartai. Čia yra daug įvairių politinių dalykų, čia būtų galima labai daug apie tai šnekėti ir kas toliau tenais darys ir panašiai, bet tiesiog vienas iš pavyzdžių. Tai aš dar galvojau apie šitus dalykus, kai šita mokykla nebuvo pabėgėlių centru, bet gyvenimas yra gyvenimas, čia taip įvairiai viskas susidėlioja. Tai aišku, netokį romantizuotą, kaip aš čia tokį tolerancijos kampelį Italijai, aišku, mes to neturėjom, nes čia buvo hibridinė ataka ir čia buvo su pabėgėliais šiek tiek kitaip. Jie negalėjo čia integruotis į kaimą, bet iš esmės tai vienas iš pavyzdžių yra ir čia gal su tais užsieniai šiek tiek baigiu, bet jų yra labai, labai daug įvairių, kada kuriasi bendruomenės, bet tos bendruomenės kuriasi būtent dėl to, kad irgi yra tam tikras mobilumas ir ne visi ten tie pabėgėliai apsigyveno. Jie keičiasi vis kažkas atvažiavo gyventojai, kurie tenais prieš tai buvo, nes jiem jau patrauklų, jau yra žmonių, galima verslus vystyti ir taip toliau. Čia galbūt sunku būtų pritaikyti prie mūsų konteksto, bet tai yra Nida, bet Nida nėra kurortas ištisus metus. Ir vienas iš dalykų, kuris labai taip gražiai atgaivina Nidą, tai yra Nidos meno kolonija. Nidos meno kolonija tai yra ne kolonija ta tokia prastąja reikšme, bet kolonija, kurioje apsigyvena menininkai, apsigyvena tam tikrą laiką ir tenais kūrė. Tai ir tie menininkai tą koloniją apgyvendina ištisus metus ir, pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu tai yra absoliutus impulsas į viso miestelio gyvenimą. O kas yra įdomu, kad ta kolonija yra pastatyta iš esmės iš tokių vangarų. Aišku, čia viskas keitėsios perstatė ir čia labai daug investicijų ir panašiai, bet tai yra lygiai ta pati sovietinė architektūra. Kitas pavyzdys, kurį labiau galima gretinti turbūt prie jau mūsų konteksto, nes čia nieko švenčionėlį. Nieko neįsiskiria, ne joks tenais kultūrinis centras, ne joks tenais labai svarbus taškas, bet tai yra turbūt vienas iškiausių pavyzdžių, kada pavyko atgaivinti miestelį, miestą galbūt, ir tai padarė nauja bendruomenė. Ir čia yra šiek tiek kitokia turbūt situacija, nes šitą padaryti leido geležinkelio linija. Mes neturime riebios geležinkelio linijos, tai eko susisiekimas, eko transportas yra labai svarbus dalykas. Bet ką tai leido padaryti? Tiesiog labai yra daug skirtingų poreikių ir aš šitą visą galvodamas, tai aš galvojau labiau apie tokius miesto gyventojus, apie tokius panašiai mano amžiaus, kurie trokšta įvairių skirtingų patirčių, kaip ir mes čia norim kaime gyventi, norim tą. Tai yra labai daug jaunų žmonių, kurie nori gyventi šiek tiek kitaip, nori pabėgti iš šios rutinos, nori pabėgti iš miesto, nori pabėgti. Ir čia, tarp kitko, irgi architektų kompanija daugumoje sukūrė naują bendruomenę, įkūrė architektūros ofisą, įkūrė kūrybininkų organizaciją ir užkūrė labai daug dalykų visame miestelė. Tie išnaudoja čia, beje, jau nebe sovietinė architektūra, carinė labiau, raudonas plytas, jau čia labiau romantizuota ir labiau galima parduoti tokią architektūrą, bet ką jie padarė, tai jie tuos apleistus pastatus, kurie visiškai su varvančiais stogais ir visiškai avarinės būklės, jie susitvarkė, nusipirko už tenais jau visiškai minimalę sumą, nes turbūt mokykla tai lygtis brangiai kainuoja šitą, jeigu tenais žiūrint Alytaus, kai ten ne Alytaus, bet kai kelia ten pardavimus kažkaip būna, bet kiek dabar kultūros namai kainavo? Paskutinį kartą gal 9 000 buvo?
Nu, žodžiu, bet šiaip ta architektūra, parduodama šiaip ganėtinai pigiai, bet jeigu tai nėra visiškai avarinės būklės pastatas, tai kas iš čia buvo, jis buvo gan apleistas, bet jis vis tiek, kadangi mūrinis ir panašiai, tai jie tą pastatą atgaivino ir jie pasidarė architektūros ofisą, čia ofiso, bet jie lygiai taip pačiai tenais ir gyvenamis. Ir kuria įvairius dalykus, atvažiuoja žmonės iš Vilniaus, atvažiuoja, apsistoja, šalimais Labanoro girios masyvas, daug įvairių dalykų, kuriuos jie naudoja. Tai va. Ir aš čia gal daug neaiškinčiau čia, nes aš jau pats pamiršęs visas šitas teorijas, kurias aš čia kėliau, nes aš čia visaip kaip ten viską apjunginėjau, kaip čia įmanoma viską daryti, bet esminis dalykas tai yra, aš iškėliau, kad mobilumas yra galimybė. Išanalizavau labai daug įvairių atvejų, tie atvejai yra susiję su vidiniais veiksmais, o vidiniai veiksniai tai yra tam tikras vietos kapitalas, kurią ta vieta gali pasiūlyti, yra išoriniai veiksniai, tai yra žmonės, kurie čia gali atvykti ir kažką tais nuveikti. Tai modeliuojant šitus dalykus, vietos kapitalą ir įvairias tas mobilumo formas, nes mobilumo formos gali būti įvairios, gali būti naujos darbo formos, kažkokia tais nauja bendruomenė susikūrus, integracija, ar tais dar, kaip pavyzdžiui, tas ir jas atvejis. Tai šitus dalykus galima modeliuoti ir to vietos kapitalo gali būti labai įvairaus. Tai pavyzdžiui, Švenčionėlio atveju mes akivaizdžiai turim kapitalą, tai yra carinė architektūra, kuri iš esmės yra patraukli, nors yra apleista. Yra vietos kapitalas tas, kad mes turim geležinkelio liniją. Ir mes turim ekologišką susisiekimą. Vietos kapitalas yra tas, kad mes turim pakankamai didelį miestelį, kuriame yra visos iš esmės paslaugos ir netgi atvažiavus iš Vilniaus ir panašiai, tu tenais gali turėti ir darželį, gali turėti ir mokyklą ir netgi, kadangi tai yra labai patogus susisiekimas, tu gali, ką jie ir po to kūrė, berods jie kūrė netgi savo mokyklą, tenais infiltruodami tam tikrų mokytojų, kurie gali atvažiuoti ir tą kokybę tik tais gerina. Ir kitas vietos kapitalas tenais yra, aišku, gamtinė situacija, nes mes turim visą Labanoro masyvą, tu perini bėgius ir tu gali vaikščioti. Tai va, tai modeliuojant įvairius vietos kapitalo dalykus ir galima pabandyti atrasti kažkokių tais dalykų, kurie galbūt toj konkrečioje vietoje prigytų. Tai va. Bet kas visiems tam dalykam yra būdinga, tai dar kartą laikini gyventojai ir visais šitais atvejais yra nenaudojama architektūra, kuri vienaip ar kitaip yra panaudojama. Tai va, tai ką mes turim šičia taip pat nenaudojama architektūra. Tai va, ta architektūra, aš čia gal šiek tiek jau išsiplėsiu, bet aš tada jau ten greitai užbaigsiu po to. Bet aš labai daug tyrinėjau šitą dalyką, čia gal daug irgi labai nepasakosiu, bet nenaudojama architektūra, jeigu paimant sovietmečio tą visuomeninę architektūrą, kurią aš ir tyrinėjau, yra taip pat įdomus dalykas labai, nes tas sovietmetis buvo labai nevienalypis. Jeigu mes turim šičia Verebiejų kultūros namus, kurie pastatyti 60-mečio pabaigoje, tiesa? 65, taip, tiksliai, 65. Tai va, tai iš esmės buvo, gal nesukūrė tokio šitų laikotarpių kažkokio tokio labai fenomeno ta architektūra, bet mes turim po to, čia yra nuotrauka iš, aš galiu viską čia rodyti, va. Mes turim Dainavos gyvenvietę, kuri buvo eksperimentinė. Ir mes turim Juknaičius, kurie taip pat buvo eksperimentiniai, bet šitie dalykai radikaliai skiriasi. Ir ta architektūra, visi šitie 3 pavyzdžiai, jie taip laiko skaliai eina link nepriklausomybės tarsi, bet jie yra visi labai skirtingi. Bet visgi, kas jie visiems yra būdinga, tai politinis ir ideologinis turinys. Ir nors tu ką, mes tam apleistumui tai tikrai turi daug įtakos, nes jeigu tai būtų tarpukario architektūra, jeigu tai būtų vėlesnė architektūra, jinai būtų visai kitaip prižiūrima, visai kitaip priimama ir visai kitokie dalykai vyktų. Tai čia labai trumpai aš tiesiog noriu pristatyti, aš apie šitą gyvenvietę dariau darbą. Ne apie Verebėjus aš dariau apie šitą, nes jinai man pasirodė labai įdomi architektūrinių požiūrių. Nes tai buvo absoliutus eksperimentas. Tai buvo
maždaug 70 metais įkurta gyvenvietė šalia Ukmergės. Ir šita gyvenvietė buvo absoliutus miesto modelis kaimo aplinkoje. Tai ką jie padarė, tai jie iškėlė visus vienkiemius ir jie naujai pastatė kaimą, kuris turėjo visas miesto funkcijas. Turėjo ir paštą, ir žodžiu, viską, Verebė irgi beveik viską turėjo, bet kuo čia buvo svarbu, kad čia buvo ne tik visuomeninės funkcijos, kurios būdingos miestui visos. Čia buvo didžiulė aikštė, kuri, aišku, labai tarnavo ideologiškai. Ir kitas dalykas, čia buvo tik tais daugiabučiai. Čia nebuvo jokio nuosavo namo. Nuosavų namų pasistatė šiek tiek vėliau, kada pamatė, kad tas modelis jau šiek tiek nebeveikia. Ir kad vis tiek žmonės vienaip ar kitaip keičia tą savo aplinką ir visai kiti poreikiai. Bet kas labai smagu, kad čia ne tik buvo visuomeninis centras visas kaip mieste, ne tik čia važiuodavo visi kolektyvai ir visi, kuo ten labai didžiavosi, kad ir Stasys Povilaitis koncertavo ir visi dainavo. Tai tikėtina, kad čia buvo pirmiau, nes čia buvo toks labai svarbus židinys. Ir tai jie ne tik turėjo tą visuomeninį centrą visą naują, ne tik turėjo visus daugiabučius, bet jie turėjo, pavyzdžiui, bendrus garažus ir tvartus, kurie buvo atskiri nuo ūkio, tiksliau atskiri nuo jų namų, atskirose zonose ir tokie bendri garažai. Ką jie dar turėjo? Jie turėjo kolektyvinius sodus. Kaime turėjo kolektyvinius sodus, kas, taip irgi buvo taip šiek tiek įdomus variantas. Ir visas šitas dalykas, jisai kažkiek veikia, bet iš tikrųjų jisai nebeveikia. Ir ta gyvenvietė degradavo dar sovietmečiu praktiškai. Jinai buvo, kad funkcionuotų, turėjo gyventi virš 1000 gyventojų, tiek niekada čia negyveno. Jiem nepavyko čia šito utopinio modelio įgyvendinti, kuris beje yra labai įdomus, jiem nepavyko. Ir jisai, kas atsitiko po to, tai čia dar tas gyvybingas gyvenimas, ta gyvenvietė visa tokia, ir aš gal neįkėliau nuotraukų, bet kas vyko po to jau nepriklausomybėje, labai įdomu, kad tas miesto modelis, jisai po truputį į save įvedė kaimo funkcijas. Ir žmonės vis tiek gyvena kaimo aplinkoje, nors ir daugiabučiuose, tie kolektyviniai sodai greitai patapo sodais va čia va prie daugiabučių, šiltnamis prie daugiabučių, įvairūs dalykai, tiesiog jie pasidarė kaimą daugiabučiuose. Ir vis tiek tas kaimas atėjo į tas daugiabučius ir tai man pasirodė be galo įdomus dalykas, kad kur ta utopija žlugo, kaimas įėjo, bet ir tas istorinis sluoksnis ir tai, kaip dabar visas yra labai įdomu. Tai aš tai dariau projektą būtent čia ir kad šita vieta galėtų būti kaip pavyzdys tam tikro sovietinio planavimo, nes aš tai galvau, kad labai reikia komunikuoti apie sovietmečio darytus dalykus, nes kitaip, jeigu tu nežinai, tai ta istorija labai niviliuojasi ir tu nesupranti tada tam tikrų dalykų ir tu nesupranti, kiek blogo yra padaryta. Ir kaimui, ir visam kitam. Tai kai tu supranti tam tikras utopijas ir kas buvo padaryta iš mūsų kaimo, tada tu kitaip vertini visą aplinką. Tai labą dieną. Tokias utopijas, man atrodo, yra labai svarbu vienaip ir taip išlaikyti, apie jas komunikuoti ir leisti, pavyzdžiui, ar menininkam, ar kažkam bendruomenėm čia kurtis ir bandyti iš to rutuliuoti tam tikrus projektus. Tai tą aš ir bandžiau savo darbų daryti. Kitas labai įdomus dalykas yra Juknaičiai, tai visiškai kitoks pavyzdys. Tai jau čia yra 80-metis ir kada iš esmės kolūkiai jau pradėjo, taip jau kaip sakant, šiek tiek klestėti Lietuvoje ir tų pinigų buvo daugiau ir tos gyventės pradėjo kurtis jau kitokios. Nes pamatė, kad nebeveikia tas miesto modelis ir reikia sukurti dar kažkokią pridėtinę vertę ir atsižvelgti į kiekvieną regioną. Tai Juknaičius mes turime iki dabar saugomą Lietuvos kaimą, galima sakyti, dėl savo parkinio tokio suplanavimo, kuris net ir žiūrint, kad tai yra pasakyta sovietmečiu, daugeliui iš mūsų būtų toks gan jauki vieta šiaip gyventi ir būti. Tai va, arba, pavyzdžiui, čia buvo visas sveikatingumo kompleksas, šito kaimo buvo toks kaip moto, kad nuo gimimo iki mirties iš esmės čia viską užteko ir senelių namai, ir reabilitacijos, viskas čia buvo. Tai va, tai ir ta architektūra yra, jinai yra vienaip ar kitaip, jinai yra įdomi ir jau šitą kaimą galima žiūrėti iš tos perspektyvos. Ir ką aš apie Verebiejus, kad
Veribėjai, nu jie nėra kažkoks fenomenas. Čia pastatyta ta architektūra, jinai yra elementari. Jinai tiesiog elementari, sovietiniam kolokviui būdinga architektūra, susiformavus per skirtingus metus, nes tai nebuvo, kad pastatyta per keletą metų. Tai pastatyta buvo per eilę metų, vis pildėsi tie pastatai, bet tai visgi yra pakankamai gausus visuomeniniam funkcijom kaimas. Tai vat. Ir aš iškėliau tokius terminus, kurie čia dabar labai būdingi tokiam miesto gyventojam, hipsteriam visiems ir panašiai. Co-livingas, co-housingas ir co-workingas. Tai tam tikros formos tų laikinų gyventojų, kurie galėtų, modeliuojant jas, šitos pastatus vienaip ar kitaip užimti. Ar tai būtų gyvenimas bendruose būstuose, ar tai dalinimasis bendrom viešosiom funkcijom ir gyvenimas tarsi bendruomeniai, ar tai darbavimasis kitoje aplinkoje, darbavimasis galbūt prie skirtingų specialistų vienoje erdvėje ar panašiai. Tai tokie dalykai, suteikus tam kažkokį įdomų konceptą, įdomią situaciją, įdomią istoriją ir panaudos vietos kapitalą galėtų atsirasti. Tai čia yra Veribėjų centras, tai čia turbūt Ieva šitus dalykus labiau papasakos, jinai analizavo čia konkrečiai. Aš čia tiesiog įmečiau, aš labai daug nekūriau apie Veribėjus, bet koks smagiausias dalykas, gerai, čia tada į pabaigą visiškai, tiesiog linko aš čia lenkiu dabar visą šitą pasakojimą ir čia to užbaigsiu. Tai paskaitysiu šitą tekstą garsiai, man jisai pasirodė gražus, kai aš skaitinėjausi literatūrą apie Veribėjus, bet apskritai apie Žuvinto visą aplinką. Varnakalnis, Žuvinto kaimo aukščiausia kalva. Vardas dėl to, kad pačioje viršukalnėje perėjo pilkosios varnos. Nuo šio kalno viskas matyti. Štai šiaurinėme gale prie Žuvinto prilipę kampeliai. Tai žvejų kaimelis. Kampeliuose auga daug gražių tuopų, daug sodelių su braškėmis. Prie ežero prigludusi Simonynų sodyba su topoliais. Kampelis susistatė ant buvusio ežero dugno. Tai liudija nutolę krantai, suplautas smėlis ir čia pat esąs dabartinis ežeras. Kampelių dešinėje lygiosios. Tai buvusios pievos, kurias mėgdavo laukinės pilkosios žąsys. Dabar dėja čia apsėta. Už jų paežerėje Podzelai. Toliau Grinkiškių kaimas, o ten šalia jo Miliauskų gojus, Gumaučizna ir Riečių balos. Už jų lyg ratas žaliuoja pilnas Pangolių laukas, Miknonių palios. Dar toliau mėlynuoja Vidgirėlių miškas, o šiek tiek į kairę Dovinė su Daukšiais. Kairė pusėje įspūdingesnis vaizdas. Štai čia pat Krivačius, toliau už kalvų atbėgęs Upeliūkštis. Greta jo kairėje Žuvintų Uličaitė, mažas buvusių žvejų kaimelis. Čia troba prie trobos, toliau į paežerę Murgeliai, žemos pievos su dirbama žeme. Už jų į vakarus paežerėje Žuvintų kaimas, Viksvynų pievos ir Žuvintų kaimo šaka Slabatkė. Už šios Vambenos upelis. Tolumoje mėlynuoja gražiausias Buktos miškas, kuriame kovėsi sukilėliai. Nuo pietvakarinio ežero kampo vėl prasideda palios. Jos kaip ir pats ežeras skiria dvi valstybės – Dzūkus nuo Suvalkiečių. Tai vat. 78 metai, čia galbūt šitos vaizdus ir tuos kaimus, kuriuos dalį turbūt blogai ištariau, jūs puikiai žinote. Tai va čia visas ratas, kuris supa Žuvinto ežerą. Žuvinto ežerą, kuris kažkada galbūt buvo ir daugiau naudojamas, bet kuris visgi yra gamtinis rezervatas. Tai vat. Tai tada, kada išleista buvo ta knyga, kurią aš ir perskaičiau, tai viskas nebuvo taip labai romantiška, nes rezervatas buvo rezervatui, čia vežė žmonės žiūrėti, o visa kita buvo, kaip sakant, melioruojama, žinoma, pelkės sausinamos, tvenkiama, viskas keičiama ir ta realybė buvo šiek tiek kitokia visgi. Tai va, galbūt pažįsta šitą žmogų? Taip. Tai aš čia rodau dėl to, kad šitos nuotraukos yra archyvose. Tai aš čia nepaėmiau iš niekieno namų, bet jos yra saugomos šitos nuotraukos. Tai ir va, tas gyvenimas buvo va toksai va visas. Čia irgi gretimas kolūkis.
pastatyta vila, ežeras. Tai va, ir ką aš norėjau to pasakyti, kad visų tuo metu, kada ir Verebėjai kūrėsi kaip jau toks didesnis centras, taip pat ir Daukšiai, ir Ąžuoliniai, tai ežeras buvo šiek tiek užmirštas. Jūs galite nesutikti, bet man atrodo, iš mano tokio, kiek aš skaitinėjausi, man atrodo, kad tas ežeras nutolo šiek tiek. Nutolo dėl to, kad atsirado, nes žmonės, man atrodo, kiek aš žinau, tai ežeras iš esmės susiformavo toksai, koksai su tais paukščiais labai didelė dalimi dėl ūkinės veiklos, dėl to, kad buvo toks vientisas dalykas, kad čia žmonės tą ežerą naudojo, tame ežere tada daugėjo paukščių ir visas buvo toks vientisas dalykas. Be ežero čia tų gyvenviečių nebūtų, nes ežeras buvo toks esminis dalykas. Bet po to šitas, man atrodo, šiek tiek pasikeitė visgi. Atsirado visai kitoks gyvenimo ritmas šičia, atsirado kolūkiai, atsirado kiti dalykai ir tas ežeras, kuris čia turėtų per vidurį, jis šiek tiek, man atrodo, pranyko, kaip bebūtų. Ir Žuvintas, jisai vis dar yra. Ir mes dabar gyvenam šiek tiek kitoje realybėje. Ir tas Žuvintas galėtų tapti esminiu tašku, kurį visų pirma reikėtų tom bendruomenėm dar kartą pabandyti atgaivinti, kurie čia yra ir kurie dar kuria. Ir nuostabu, kad, pavyzdžiui, turim iniciatyvų, ar tai būtų namelis medį, ar tai būtų žvirbliai su žirgais ir panašiai, tai visą tai ir operuoju visą šitą žvilgsnį. Ir ką aš noriu čia taip užbaigai parodyti, kad mes turim tą architektūrą. Ir ta architektūra nėra, aišku, čia ant ežero kranto. Bet norint, kad architektūra kažkaip veiktų ir galbūt, kad atsirastų kažkoks įmanomas jos panaudojimas, tai, nes aš, kai rašiau darbą, tai aš pagalvojau, kad Verebėjose būtų galima išvystyti būtent su aplinkosauga ir būtent su gamtos pažinimu, būtent su pelkėmis, paukščiais, spanguoliavimais ir kitais dalykais susijusią kažkokią tais infrastruktūrą, kuri pritrauktų čia galbūt studentus, galbūt biologijos studentus, aplinkosaugos studentus ir panašiai, čia reziduoti, čia vystyti tam tikrus dalykus, pagyventi kurį laiką, patyrinėti, sukurti tam tikras vertes, tam tikrus dalykus, kurie vėliau pritrauktų galbūt ir daugiau žmonių, kurie ne tik atvažiuotų prie ežero, kurie dažnai būna pasimetę, nes atvažiuoja, praeina tuos kelis žingsnius ir viskas. Rezervatas yra milžiniškas. Yra milžiniški plotai, milžiniškos galimybės išnaudoti, bet pažinumas viso šito yra labai mažas, palyginus. Ir tai, man atrodo, yra neišnaudota dalis ir jinai, kadangi mes neturim iš esmės jokios kitos visuomeninės architektūros aplinkui ežerą. Mes galim kažkokias trobas įsivaizduoti, bet kiek yra realu, kad tos trobos, kad jas įveiklins būtent šitą funkciją. Ir man atrodo, kaimo bendruomenės yra daug labiau pajėgios kažką su tuo padaryti. Tai mums reikia pagalvoti apie tos pastatus, žinant, kad jie yra čia, kad jie nėra ežero apsuptyje, bet kad jie yra visiškai greta rezervato ir kad su tokiu žvilgsniu jie gali vienaip ar kitaip funkcionuoti. Viduryje ežero, galinės duris. Nes mes čia turim nuostabias vietas. Mes ne tik turim ežerą ar dar kažką, mes turim tarsi dykumą pievas, kurios yra iš esmės išskirtinis dalykas. Retai kur tokių dalykų gali pamatyti. Mes turim spanguolių laukus. Ir mes turim įvairias perspektyvas. Čia jau konkrečiai mūsų perspektyva, ką mes matom. Ir panašiai šita vieta, kur mes esam turbūt. Tai man atrodo, toks žvilgsnis įmanomas ir, manau, Ieva pratęs tokį žvilgsnį. Ačiū, Augustinai. Dabar kviečiu Ievą Žvinakevičiūtę Benetę, kuri papasakos apie
jau tokį apčiuopiamesnį galbūt, na kaip apčiuopiamesnį mintyse ir svajonėse. Ir tai, ką pasakojo Augustinas apie tą bendradarbiavimą, bendrą gyvenimą, na tai čia būtų, Ieva sugalvojo, kur visą tai įdėti. Na tik tai, kad į naujesnius rėmus ir į gražesnius, šiuolaikiškesnius, labiau pritaikytus 21 amžiui. Esu Ieva Benetė, dar matysit skaidrėse Žvinakevičiūtė, tai kodėl aš čia, nes čia mano dėdukai gyveno, Narukynai, dabar brolis gyvena. Tai dėl to šitą kaimą ir pasirinkau kaip temą, kadangi aš su juo susijus, jį kažkiek tai pažįstu ir man dėl to buvo įdomu analizuoti. Nieko nekeičiau, kai buvo prieš 4 metus, tai ir pristatau jums tas pačias skaidrės, tai čia bus toks kaip šiek tiek grįžimas į praeitį, matot, 2019 metai, bet situacija nelabai iš tikrųjų pasikeitė per tuos metus, tai manau bus įdomu ir šiandien paklausyti. Tai kodėl šitą temą iš vis aktuali? Tai aišku, labai gražiai Augustinas jau visko papasakojo, tai jūs gal, aš labai neįsiplėsiu, bet iš esmės tas sovietmetis, kai buvo, nu ir viskas labai pasikeitė per tą laiką ir normalu, kad mes turim tiek apleistų pastatų, nes per 30 šitus metų žmonių kaimuose sumažėjo 30%. Ir jaust kažkokią tai kaltę ar kažką tai, kad čia mes apleidom tos pastatus, nereikėtų, nes tai natūralu, nu, tiek daug žmonių sumažėjo, visa santvarka pasikeitė. Tiesiog mums fiziškai nebetinka tie pastatai ir nereikėtų jausti jokios kaltės, tiesiog reikėtų galvoti, kad dabar situacija kitokia ir kažką su tuo reikia daryti, nes gyvenam dabar kitaip. Ir kodėl tai svarbu, kad nors kaimuose ir sumažėjo gyventojų 30%, Lietuvoje vis dar gyvena žmonių trečdalis kaime. Tai nereiktų to kaimo pamiršti, negalvoti tik apie miesto gyventojus. Nu, šitą skaidrę, nežinau, kiek jums įdomi, turbūt patys žinot apie savo kaimą, kurioje vietoje Lietuvoje ir kiek čia maždaug gyventojų yra, bet taip jis atrodo Lietuvos kontekste, kaimas iš aukštai. Ir tų kaimų labai daug yra ir kaip dabar šitą situaciją neįmanoma spręsti turbūt bendrai, nes reikėtų, kad tie kaimai gyvuotų, galvoti apie kiekvieno to kaimo identitetą. Kiekvienas tas kaimas vis tiek turi savo išskirtinumus, savo skirtybės ir kad jis gyvuotų, tai reikia tą ir atrasti. Tai šiandien kalbam apie būtent Verebėjus. Ir jų pagrindinis ir įdomiausias dalykas tai yra Žuvinto kaiminystė, kaip matot, Verebėjai ir visiškai šalia milžiniškas Žuvinto rezervatas. Tai ir yra didžioji ta vertybė, kad mes turim didelį gamtinį tokį objektą visiškai šalia kaimo, kuris įdomus ne tik kaimo gyventojam, ne tik aplinkinių kaimų gyventojam, ne tik aplinkinių miestų gyventojam, ne tik Lietuvos gyventojam. Tai yra objektas, kuris yra įrašytas į UNESCO. Ir jis yra įdomus viso pasaulio masteliu, jis yra išskirtinis. Ir kartais gal kai gyveni taip arti, net nepagalvoji, kad čia kažkas tokio, bet iš tikrųjų tai yra labai įspūdingas dalykas. Dėl to tas gamtinis karkasas, kuris yra šalia Verebėjų kaimo, turėtų būti kaip akcentas, kaip dalykas, apie kurį papasakoji, kai tu kažkur tai keliauji ir pristatinėjai savo vietą, tai būtent nuo to turbūt reikėtų atsispirti, jeigu norint, kad kaimas gyvuotų ir jis būtų įdomus ir aplinkiniam žmonėm. Tai dabar šitoj skaidrėje matom jau patį kaimą, Žuvinto ežeras kažkur tai čia, labiau koncentruomės į patį kaimą. Tai Žuvinto ežeras, jisai yra saugoma teritorija, ten nei pastatų pastatysi, nei kažkokios ūkinės veiklos įvykdys, jis yra labai natūralus ir jį reikia tokį ir išsaugoti, nes būtent dėl to jis ir yra įdomus, nes ten viešpatauja gamta. Bet
kaip tą Žuvintą žmonėm aplankyti, pamatyti, tai Veribėjai ir yra ta viena iš artimiausių gyvenviečių, kurioje žmonės apsistoja, atvažiavę, galėtų įsikvėpti, sužinoti apie tą Žuvintą, pabūti šitoj vietovėje ilgiau, apsistoti, nuvažiuoti iki to Žuvinto. Tai pati kaimo vietovė taip pat yra gana turtinga gamta, tai turim pačiam miestelio centre irgi ir ežerėlių, ir parką įkurtą, ir čia yra Liepakojų draustinio dalis. Tai pati teritorija, nors ir jau kaimiška, bet turi ir tą didelę gamtos dalį, dėl to jinai yra kaip labai graži įžanga į tą visiškai natūralią gamtą. Tai ta koncentracija ir gamtos pažinimo tema, Žuvinto pristatymas kaip didelės vertybės ir objekto galėtų būti tas Veribėjų kelrodis. Dar grįžtant čia, tai matom, viršutiniai nuotraukoje Žuvintas, o kitos kelios nuotraukos irgi labai gamtiškos, gražios, jau yra iš Veribėjų. Tai Veribėjuose esantis ežerėlis štai čia ir parkas prie kultūrnamio, dideli gražūs medžiai. Darydama šitą darbą taip pat analizavau bendram Lietuvos kontekste, kur yra Veribėjai, kokie čia aplinkui dalykai, kaip jisai vardinamas. Tai visai įdomus dalykas, kad čia va matot, šita žemėlapis yra Lietuvos nacionalinis autoturizmo kelių žemėlapis ir būtent tas nacionalinis, kaip pasakyti, rekomenduojamas nacionalinis autoturizmo kelias eina pro Veribėjus. Tai va šita va dalis, va šičia, jinai įeina į tą maršrutą, kuris yra siūlomas visiems keliautojams su automobiliais. Iš to galima daryti išvadą, kad turistų čia tikrai pravažiuoja, nes jis įeina į tą pagrindinį kelių tinklą. Tai va matot, tų kelių nėra jau tiek daug ir būtent Veribėjam pasisekė, kad jis yra pravažiuojamas. Tai jis galėtų būti nepravažiuojamas, o galėtų būti ta vieta, kurioje sustojama ir aplankoma ir apžiūrima, kas čia tokio yra, kodėl būtent pro šitą vietą eina tas kelias. Tai matot, čia šita vieta, kur apibrėžta, jinai realybėje atrodo kitaip, dėl to, kad va, čia ir yra tas mano kurtas objektas, apie kurį tuo jau ir papasakosiu. Mano darbas nėra tokia didelė analizė kaip Augustino teorinė, bet yra ir tokia kaip praktinė dalis, nes čia yra bakalaurinis darbas, tai aš turėjau sukurti kažkokį tai naują pastatą, tai jį jums ir pristatysiu. Šitoj vietoje dabar yra kultūrnamis ir darželis, tai aš juos panaikinau savo vaizduotę ir pastačiau naujus pastatus. Taip. Dar apie tą keliavimą. Tai Veribėjai įeina ir į tą nacionalinį auto kelią, bet nepaisant net ir to nacionalinio mastelio, žiūrint tiesiog į apylinkas, mes turim labai gražų Žuvinto rezervato pažintinį taką, kuris irgi būtent eina į apeina ir Veribėjus. Ir tą galima siūlyti visiems turistams, žmonėm ir vis tiek daug objektų aplinkui. Puikus laiko praleidimas ne vienai ir net 2 dienom gali būti aplankyti visus piliakalnius, pažintinius takus, bažnyčias ir taip toliau. Šita skaidrė yra paimta paveiksliukas iš bookingo sistemos, tai yra viešbučių ir apsistojimo vietų tinklapis. Tai šitie juodi taškeliai rodo, kur yra kažkokios tai kaimo turizmo sodybos ar kažkas, kur galima rasti nakvynę. Šičia yra Žuvintas.
čia yra Verebieji. Tai matot, prie Žuvinto nėra nei vienos arčiau apsistot su nakvynė vietos ir jeigu atsirastų jinai Verebiejuose, tai jinai būtų pati artimiausia ir pati, kaip pasakyti, labiausiai panašiai į tą Žuvintą, visiškai arti šitos nuostabios vietos. Tai yra tikrai didelis pliusas ir labai natūraliai jinai čia galėtų atsirasti. Taip, tai dabar dabartinė situacija. Tai dabar mes čia turim kultūrnamį, buvusį darželį, buitinį pastatą. Ir kaip ir minėjau, šitam darbe aš juos tiesiog panaikinau ir sukūriau naują erdvę, kas aišku yra labai didelės investicijos ir tokia kaip svajonė, idėja, bet nebūtina visko nugriauti ir panaikinti. Galima kažkaip įveiklinti. Esmė yra veikla ir esmė yra vieta. Tas tūris kažkoks, kuris čia atsiranda, ar jis gražesnis, ar jis netoks gražus, bet man atrodo svarbiausia yra tiesiog mintis ir ją įgyvendinti galima įvairiom formom. Taip, čia dar šiek tiek vaizdų iš kaimo perspektyvų. Tai va čia trumpas tos analizės esminiai taškai, kad Verebiejų kaimo visuomeninių pastatų pastatai yra prastos būklės ir jie apleisti, ir jie yra per dideli, ir jie yra kaip ir nelabai tinkami naudojimui. Ir jie kuria tą niūrią atmosferą kaimo ir dėl to, kad jie nebenaudojami ir kai kurie jau net turbūt ir kelia pavojų, yra kažkokių tai konstrukcijų pasenusių. Ir nors atrodo paradoksalu tiek daug tų erdvių, bet žmonėm jau kaimo gyventojams trūksta tokios jaukios ir vienos erdvės, kurie galėtų susiburti ir pabūt. Ir pagrindinis dalykas, kurį būtų galima labiau išnaudoti ir akcentuoti, tai yra Žuvinto rezervato kaiminystė. Ir taip pat nereikėtų pamiršti, kad jeigu jau kuriant šitoj vietoj kažką naujo, tai taip pat yra ir pačiuose Verebiejuose tvenkinėlis, kurį sutvarkius ir pristačius galima irgi tikrai panaudoti kaip rekreacinį potencialą. Taip, tai kokia buvo viso šito projekto idėja? Tai aš kūriau naują visuomeninį pastatą, kuris būtų tinkamesnis negu ta sovietinė architektūra, kuris būtų tinkamesnio dydžio, labiau atitiktų dabartinį kaimo mastelį, išreikštų tą bendruomenės ir bendravimo idėją. Nes irgi va čia tęsiant tą Augustino temą, pačiuose Verebiejuose gyventojų nėra tiek daug, bet jie gali būti įdomus kitiems žmonėms, kurie gali atvykti į šitą kaimą, gali jam apsistoti ar kažkokie kuriantys menininkai, ar gamtininkai, ar tiesiog turistai, nes aplinka yra labai įkvepianti, natūrali gamta, kurios visi ieško, gali būti kaip raktas pakvietimų į Verebiejus. Ir tam pastate galima ir išreikšti tą idėją, kurioje susitinka kaimo gyventojai su atvykstančiai žmonėmis, jie tada atvykę žmonės labiau pažįsta tą kaimą iš tikrųjų, ne tik tai gamtą, bet ir pačius gyventojus, susipažįsta su istorija. Todėl tos erdvės nėra atskirtos, kad va čia jau bus turistai, kurie tik atvažiuos ir išlaikys mūsų kaimą, o čia jau būsim mes. Tai būtent šito pastato idėja, kad tos erdvės persipina ir kaimo gyventojai susipažįsta su atvykstantys susipažįsta su kaimo gyventojais ir ta tokia atsiranda nauja bendruomenė, naujas ryšys. Taip. Tai skaidrių tiek ir to pristatymo. Mano tą darbą galit geriau apžiūrėti šituose plakatuose. Tai pagrindinis pastatas projektuojamas lygiai toj pačioj vietoj, kur ir yra kultūrnamis. Tai tiesiog nauja tokia forma.
kokias jis naujas tas funkcijas įgauna. Tai iš tikrųjų mane visai nustebino, kai dariau šitą darbą ir apžiūrinėjau čia viską. Tai irgi man tas darželio pastatas buvo toks kaip ir neatrastas dalykas, mes su broliu tenai pasivaikščiojom ir aš net nežinau, kad tenai buvo baseinas. Tai pagalvojau ir šitam naujam pastate, man atrodo, būtų kaip ir gražus tęstinumas, kad kadangi buvo baseinas, tai padaryti iš naujo tą baseiną, tik tai, kad ir jau jis būtų naudojamas ne tik vaikam, bet ir visiems kaimo gyventojim ir atvykstantiems žmonėms taip galėtų būti kaip kažkoks spa su keliom pirtim, nes kaip pagalvoja, nei Marijampolėj, nei Alytuj, Alytuj aišku yra baseinas, bet toks kaip labiau spa kažkoks gražus centras ir dar plus gamtiniai tokiai teritorijoje. Tai man atrodo labai gražiai įsipaišytų ir veiktų ir atspindėtų tą senąją funkciją, kad va kažkada buvo baseinas, dabar vėl atsirado. Tai šitam pastate yra suprojektuota baseinas, bendra susitikimų erdvė su biblioteka ir tiesiog laisva erdvė, renginių salė, tada kavinė valgykla. Ir apartamentai apsistot atvykstantiems. Tai yra vienas, va čia galėsit iš arčiau pasižiūrėti, čia labai gerai matosi toks 3D vaizdas, tai ten kambariai apsistot. Ir paskui taip pat mažų namelių kompleksas, kur irgi tiesiog toks gal labiau norintiems to atsiskyrimo ir pabūt gamtoj, tai tokie nedideli nameliai ir mokėti matot tiesiog keliems žmonėms pabūt toj gamtos erdvėje. Taip pat išnaudojamas, kaip ir kalbėjau, tas ežerėlis esantis miestelio centre, tai aplink jį įrengiamas pasivaikščiojimų takas, treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelė, būtent visa šita erdvė, kur ir dabar buvo tie visuomeniniai pastatai, yra tiesiog atnaujinama pagal tai, ko dabar reikėtų kaimui ir kas gal būtų naudingiau dabar negu taip, kaip egzistuoja. Tai va, o daugiau tai čia galėsit prie pasižiūrėti tiesiog vaizdai iš to pastato, vizualizacijos iš kelių kampų ir tokia ta idėja, kad būtent pakvies žmonių parodyti, koks gražus kaimas yra Verebėjai ir kad Žuvintas visiškai šalia.